Geras ir sveiki sugrįžę į mano kanalą. Taigi, šiandien turim mikro Nasdaq'o 26 kovo kontraktą. H stands for kovas. Ok, pakalbėkim, ką čia gero turėjom. Vakar turėjau gerą longą. Ir tas longas turėjo būti iki labai toli. Ir manau, bet čia buvo swing pozicija, šitą turėkim omeny. O įdėjau swing longą iki buy side liquidity, kas gautus šitą sexy highs. Algoritmą atsiminkit, labai traukia prie šitų. Dabar retailas galvoja, oi neremia apačią, rezistansas. Atsiminkim, kad esam daily order blokė. Aišku, vieną kartą jau sureagavom, antrą kartą reakcijas kažkokios stebuklingos tikėtis nereikėtų. Tai laukiam, kol nuimsim šitą likvidumą esantį čia. Šiemet aš treidų jau nebedėsiu, nes vakar po šito swing treido, kuris turėjo įvykti ir kaina turėjo išvažiuoti viršų, ko ji nepadarė. Šiek tiek suabejojau ir pamaniau, kad tiek to. Vis tiek tas paskutinės kelias metų savaitės būna tragiškas tiesiog treidai. O jeigu jums pavyksta kažką iš to išpešt, aš tai labiau traktuočiau kaip sėkmę. Ok, dabar pasižiūrėkim, ką čia vakar turėjom. Vakar kirpkim šitą, kai čia, negaliu. Tai va, neatkirpsim, nes negalim. Ok. Padarėm čia low, high, lower low. Pirma mintis šovusi mano galva yra, kad čia yra breakeris. Mes į high time to DRA sureagavom, grįžom, čia grįžome 0,5 range, tai buvom discountę, kai tai padarėm. Kaip matot čia, šitoje vietoje. Markerį nusistatysiu, kad būtų geriau matyti. Taigi šitą vietą nusileidom. Grįžom šiek tiek į discountą ir iš discountą galvojau, neriksim čia į viršų, ir čia breakeris. Ypač kai pamačiau šitą akumuliaciją ant, realiai 4 valandų, čia tik vieną candlestick matot, poziciją ištėmą. Čia dar vieną ištėm, čia šiandieninę buvo. Pamačiau tokią konsolidaciją ir man iš karto pirmą mintis į galvą, va čia yra breakeris, mes dabar po jo konsoliduojamės. Aišku, ir šitą range grįžome 0,5, kaip matot. Tai man pirma mintis iškart buvo, kad reikia ieškoti longo, jo, longas bus. Ir aišku, aš neklydau, buvo tas longas, bet turėjau aš nuimti tą poziciją taip iš esmės kalbant. Bet aš nežinojau, kad čia galimai ne breakeris, nes man marketo sentimentas rodė, kad kilsim į viršų, nes tuo metu man atrodė, kad kitaip negalėjo būti, bet visi darom tų analitinių klaidų ir visokių panašių klaidų. Gal nevadinkim to klaidom, bet tiesiog neteisingai priimtais sprendimais. Tai šiandien padarėm shift į market structure. Aš šitas MSS rašau market structure shift, bet šiaip shift į market structure vadinasi, kas realiai jokios reikšmės neturi, tas pats toj pačioj salėje. Tai va, turėjau vakar nuo breakerio šitą longą, aišku, pasiskaičiavau manipuliacijas swingą. Čia, matot, pažymėta yra, kur kilsim. Tai man lygiai su buy side liquidity, tas equal highs atitiko. Aišku, aš tą swing poziciją laikiau, šiandien dar dadėjau prie jos, prie to longo. Tai parodysiu, kur pridėjau. Tai dabar turim taip, atsiverėskim šiandienos makro. Taip, nusileidom čia į apačią. Ir kai nusileidom į apačią, mes iškirtom Londono lows. Šitas yra Londono lows. Paėmėm Londono lows ir į viršų. Kai mes padarėm šitą high, lower high ir higher high, čia šitą kirtus iškart gaunas kirtimas short term high, po kurio realiai longint neturėtų. Bet laukiau dar vieno confirmationą, vėl atsiminkit trading dirbant, tai pagaut kartais tą būtent pusės valandos tarpą yra sudėtinga, nes būtent tuo metu kažkas nutinka, o tavęs labai reikia, bet nesmė. Taigi, paaiškinsiu, ką aš čia mačiau.
čia yra Shift Market Structure. Aišku, padarom Shift Market Structure po Drawn Liquidity. Pirmas žingsnis Drawn Liquidity. DOL. Čia Shift Market Structure. MSC. Ir čia šitas candlestickas. Market Structure Shift įvyko per šitą candlesticką. Jie mato. Tai, patenka ryškiai. Va. Tai aš savo longą, kurį šiandien be to ėmiau, jėmuna čia. Taigi, šitas candlestickas grįžo čia. Čia savo riską laikau šitoje vietoje ir mane tik profitas būtų buvęs šitas high. Vienas man beveik 3 setupas, pats gazas, dažniausiai tokia būna. Aš čia aišku dadėjau prie savo swingo pozicijos ir stop lossą. Vienai pilnas visos pozicijos stop lossas buvo čia apačioj. Ir aišku, equal lows čia turim, kas man iš karto turėjo signalint, kad nebreikeris ant 4 valandų. Bet kaip tik šiandien su broliu šnekėjom apie tai, kad čia ne breikeris order blokas ant 4 valandų. Bet sakau, iš patirties kiek atsimenu, tai breikeris taip padaro, konsoliduojas. Bet plus atsiminkim, užvakar aš jums rodžiau bar chart chartą, kur rodo, kad algoritmas yra oversold, o gilios piniginės longina, kas reiškia shortą. Tai į apačią ir einam. Teikime 5 minutės ir parodysiu, kodėl aš manau, kad čia reikia. Taigi, kaip ir minėjau, pirmą, gražiai sureagavom nuo 0,5 range ant 4 valandų, ant high time frame naratyvą. Padarėm Shift Market Structure, čia, čia buvo įeita ir tada aš turėjau bet kokiu atveju čia parduoti, tai vis tiek nebūtinai, tai bet kokiu atveju, sakykime, double prapisimas. Bet nieko tokio, traderis yra profesionalus loseris. Čia taip, tai sakau, kad ateityje žinotum. Dabar taip, aš laukiau vakar, kol mes, čia matot, mėlynas afadas yra, čia yra breakerio afadas mano. Vakar laukiau, kol mes displaceinsim per šitą breakerį. Kai sakau displaceinsim, į viršų turėjo būti toks pat judesys, kaip čia buvo į apačią, tik įsifukt į viršų, didelis displace'as. Šiandien ant valandos, kai pamačiau Shift Market Structure, va šitą, kai uždarėm su displacementu, man iš karto jokių abejonių nekilo, o gerai galvoju breakeris. Darysim į viršų, tai aš čia dar longui dadėjau šitą vietą. Aišku, mane suėdė ir visą kitą, panašiai nesvarbu. Taigi, pamačiau šitą, iškart galvoju, uždarėm, bet aš nekreipiu dėmesį, kad čia per vėlo gap toj pusėje nėra. Kad šitas būtų Market Structure Shift valid, visų pirma, jis turėtų čia. Ir mes Market Structure Shift'ą nepadarėm, mes realiai susirinkom likvidumą, akumuliavom, panigrinom retail traderius ir mane šiek tiek ir kalėm į apačią. Kas apačioj bus, aš nežinau, aš nesu burtininkas, tai sunku pasakyti. Dabar ką realiai galim sulaukti tiesiog tai šito likvidumo levelio. Jeigu mes pro jį kiaurai pradisplacinam, tai artimiausias bus čia. 24 160, čia plus minus sakau. Ir daugiau šiemet kaip ir nieko ypatingo turėtų neveikti, bet atsiminkim, kad algoritmas juda internal to external. Tai čia, neimsim. Greičiausiai, kad taip ir bus. Žemiau 0,5 range, tai discounto teritoriją, nuimsim vieną iš likvidumo, tai šitas būtų pagrindinis veikas. Jeigu nedisplacinam, padarom Shift Market Structure ant 15 minučių čia, aš tada targetinsiu kaip savo swing poziciją šitos 4 sexy highs. Nes būtų logiška tokiu metu tai padaryti ir aišku, nuo 1 minutės executionų darysim, kad apsaugot savo kapitalą kiek įmanoma daugiau. Tai žodžiu, ant 5 minučių laukiam Shift Market Structure, ant minutės darom executioną.
Tai šiandien nelabai kažką daug turiu papasakoti, nes realiai treido kaip ir neturėjau. Vakar su ta breikerio treido, bet irgi galbūt natūralu šiek tiek pačiau paaiškinti apie šitą visą treidą. Tai ok. Čia iššokom į dieninį order bloką. Čia irgi jums jį pažymėsiu, kad būtų šiek tiek lengviau gaudytis. Oi. Kaip čia tai dabar? Žalias apvadas. Tai žalias apvadas yra dieninis order blokas. Low, high, lower, low. Automatiškai man šitą vietą tampa breakeriu, nes plius įsileidami 0,5 range, plius yra šitą liniją. Discountas. Tai aš discountę čia padarėm shift in market structure ant 5 minučių chartą. Čia breikinam struktūrą. Tai čia šitas karvelo gapas, šitas ir šitie abu yra idealus entry pointas. Tai realiai mes žymėmės abudu iškart ir užsirašom POI, point of interest. Kodėl darom taip, o ne, pavyzdžiui, atsižymėm šitą range 0,5? Dėl to, kad realiai jau esmės nebekeičia tas dalykas, nes šitą range 0,5, iš tikro čia ir gaunas, bet jeigu skaičiuojant 0,5, tai jis būtų čia, kas iškart gaunas atmušta mintis, nes šitas invalideitina tai. Taigi, grįžom į fair value gapą, čia mes dėjom long poziciją, čia įėjom ją, mūsų stop lossas liko čia. Ir kaip tik profitą, aišku, aš užsimoju galbūt per daug, bet čia atsiminkit vien poziciją. 1000 taškų, 1.8 setupas. Tada pratempiau į šoną, aišku, dar kitų entry dasidėjo kitose vietose, nes čia buvo pagrindinės entry pozicija. Ir čia, ties 9.30, ties makro, aš pridėjau dar vieną longą. Tai jau parodysiu šiek tiek pačiau. Šitą irgi galim ištrintis, nebėra labai aktualus jau. Taigi čia. Iššokom iš to order bloko. Setupas 100% longui buvo, 100% buvo įsitikinęs. Bet čia nėra 100% žaidimas, čia daugiau toks tikimybių žaidimas, tarp 20 ar 8%, 8% įsitikinęs, 20 nesiįsitikinęs. Tai už tai win rate'as yra 8%, 8 laimi, 2 pralaimi. Tai šitas pralaimėjimas tiesiog yra, sakykime, kaip investicija. Taigi, čia 9.30 atsidarė marketas, padarė šitą gapą, čia šiek tiek paakumuliavom, žemiau paakumuliavom. Bet atkreipkite dėmesį, kad bodys, šitų candlestickų body, jie neprakirto kiaurai šito low. Aišku, padarė relatyviai lows, kurios paskui nuėmė ir panašiai, bet ne tame esmė. Šovėm čia į viršų, sumanipuliavom šiek tiek, tada nusileidom čia į apačią ir nuo šito fair value gapo, čia aš ėmiau dar vieną longą, realiai dadėjau dar vieną poziciją į viršų. Tai mano stop lossas išliko toj pačioj vietoj, nieko nekeičiu, nereguliavau. Tai nuo pirmų 10 kontrakto, nuo pirminės pozicijos swing trade, čia pridėjau dar 3. Tai pridėjau šitos 3 kontraktus ir tiesiog išjungiau chartus ir nieko nebestebėjau. Ir šiandien prisijungęs trading kitą dieną pastebėjau, kad likau išmaudytas, tai galima net taip pavadinti. Tai va, bet nieko tokio, tiesiog tradingimo diena buvo tikrai nebloga, bet šitą setupą nebūčiau pagavęs, nes man su mano naratyvais tikrai jis nesutapo ir netiko. Jo labiau nebuvo stiprios manipuliacijos, 9.30 marketas atsidarė patys, matot, iš karto į apačią. Tai realiai čia Londono low išėmė ir būtų buvę galima ieškoti longo. Ką aš ir dariau, ieškojau longo. Aišku, aš tą longą uždėjau. Ir mane čia suvalgė apačioje. Jo, ant swing low mane suvalgė. Tai va,
šiandien nieko labai daug neturiu pasakyti, nesu labai pasiruošęs šitam recapui, bet esmę supratot. Neatėjau aš čia tam, kad rodyčiau vien kaip aš laimiu, koks aš kietas, kaip aš gerai moku, pažiūrėkite mane. Aš esu savo mokymosi kely, taip pat kaip ir tu, kuris žiūri. Tai ačiū, kad žiūri. Jei turi klausimą, parašyk komentarą. Tai gerą treidinimą, negambling. Iki susitikimo kitą kartą.